Šiandien mes kalbinam visiems puikiai žinomą reperį Domą. Jį žinot iš tokių kūrinių kaip Cukrus citrinai ir daugelio kitų gabalų. Tai kas naujo tavo fronte, Domai? Mano fronte kas naujo? Nieko, grįžau į Lietuvą, buvau užsienį 4 metus beveik, tai grįžau, tipo, vergausiu čia. Vergausiu, kursiu repą, žiesiu fulę, gersiu alų. O dėl ko išvykai į užsienį? Ai, nežinau, gal kad nebuvau prieš tai išvykęs iš tikrųjų, norėjęs paragautas duonos užsieninės. Ir taip greit viskas gavosi, išvažiavau, tik nesigavo, taip greit grįžt. O migrantų duona, tavo nuomonė, gerai ar blogai? Lietuviai. Žiūrint, ko nori. Gerai, nes pinigai lengviau užsidirba, bet be šeimos tai neišbūsi visą laiką. Bet jeigu, tobulai, pavyzdžiui, jeigu su draugais, su šeima, ten būtų, aš ten būčiau. Grįžčiau čia pabūti trumpam. Jeigu ten lengviau gyventi, kam čia kartis. Tai užsienį geriau? С какой точки зрения, iš kurios pusės pažiūrėsi. Kartais geriau, bet būna dienų, kai galvoji, pizdutas visus pinigus svarbu namuose bus. Tai va dėl to ir grįžau. Norėjau namų. Kol kartais esi ką nors girdėjęs apie Rap Battle Online Beginners? Jo, aš ką tu apie juos pakomentuotum? buvau teisėjas pirmam, bet ar antram. Nesmė. Ką, žinau, smagu iš tikrųjų. Kokia tavo nuomonė apie tai? Smagu, žinai kaip, gal daugiau žmonių iš tų pradedančių, kaip ir atsiranda stimulo ir motyvacijos kurt, žinai, nes kažkas gal įrašė porą trekų, gal jam neblogai ir gavosi, bet kaip ir pageso ir galvoja, nebeturiu apie ką rašyti iš esmės. Tingi gal pagalvoju. Ir yra, tau duoda temą, nors temos yra, aišku, sunkiai, juokingos. Ir aš manau, kad tai yra gerai, kodėlgi ne. Žmonės ten vis tiek nėra tokių didelių pykčių paprasčiausiai. Tai žmonės nori parodyti save. Tai buvo ir bus visą laiką. Tai nusivilti neteko? Aš tau atvirai pasakysiu, aš domėjausi ir klausiau tik tą, kuriame man reikėjo teisėjauti. Nes nenori, turėjai perklausyti. O dabar aš neįsivaizduoju, kas laimi, kas pralošia. Aš manau, plius minus kiekvienais metais tie patys. Tai gal ir nėra, tas gal ir nėra. Tuo labiau, jeigu ten laimi, išneši tą betlą, tai kaip ir, žinai, ir baigėjai 1 klasę, tai savo noro atgal 1 klasę, ko ten reikia. Ar tu propaguoji hip-hopą kaip gyvenimo būdą? Jo, be abejo. Kodėl? Nes tai daugiau negu muzika, bet kokiu atveju. Nežinau net kaip paaiškinti. Iš tikrųjų šitą klausimą labai daug kas atsakinėja. Taip yra paprasčiausiai, tu gyveni, tu tom domiesi, tą klausai, tą propaguoji, tą skleidi, savotiškai rengiesi į tą pusę, nors nebūtų, aišku, gali rengtis, bet kaip, čia nėra jokio skirtumo. Taip yra. Judi tą bangą, čia yra banga ir tu tą bangą judi, tu nieko nepadarysi. Arba tu judi su visa banga, arba tu iš vis neįti. O tavo asmeniškai, ką reiškia repas ir hip-hopo kultūra? Daug iš tikrųjų. Taip dabar, kai pamastau, vis tiek jau repuoju ne metus ir ne 2, tai realiai kažkiek suformavo iš tikrųjų kaip žmogų, nežinau, gal net gyvenimą nukreipė. Aš nežinau, jeigu aš iš tikrųjų nebūčiau niekada parašęs pirmą tekstą, ką aš dabar daryčiau, kur aš būčiau ir kaip. Gal aš tada jau būčiau užsienį ir likęs, kur nors kitoj šalyje, aš nežinau. Kažkaip dabar traukia. Čia savas repas, savas ratas tų žmonių, kurie tą patį daro ir panašiai. Tai realiai suformavo mano pasaulį, tai būt negali. O tai gal papasakotum, kaip atsirado MOG grupė? Nėra tokios grupės. Buvo vienu metu. Kaip iš vis čia... Nuo ko viskas prasidėjo? Savoka, čia Karūna, Jie pirmi su Vycka, su Vyteliu. Maždaug Mogiliovo pusėje pradėjo repuot, ir taip išvartė, kad Mogiliovo pirmos 3 raidės MOG, tai ir gaunasi MOG ir paprasčiausiai gatvė, kurią mes mylim, realiai, nežinau, labai daug reiškia, ne vien man iš tikrųjų visiems. Ir aš džiaugiuosi, kad dabar jau kaip ir Lietuvoje, gal ne kiekvienas ir ne kas antras, bet jau daug kas plius minus žino, kad yra tokia gatvė, toks rajonas kaip Mogiliovas. Tai matyt tokia ir idėja buvo. Kaip ir daugumos repo atlikėjų. Iš ten, kur kilai, tai žinai, kur tu bebūsi, kas tu bebūsi, turi atsiminti, kur viskas prasidėjo. Nežinau, kaip kitiem, man tai didelį svorį turi iš tikrųjų.
šaukiau ir šauksiu Mogiliovas. O ką tu asmeniškai pats Mogiliovas reiškia? Daug, namus. O ką, žinai, reikia kiekvieno žmogaus paklausti, o ką jam reiškia namai. Man namai reiškia daug, man namai reiškia šeimą, draugus ir gatvės, kuriuose augau nuo tokių dienų. Ten gražios, blogos dienos, nu tai ten tu. Tai bet kur išvažiuoji, pasivažinėjai, bet svarbu atsiminti, kas esi tu ir iš kur esi tu. Kaip mane dar susiburs, toksai dalykas kaip MOG? Tai jo niekad nebuvo, supranti, mes buvom nupisę pavadinimą, nu kaip. Mes su Funku ir su Ironu, kai įrašėm pirmas dainas, tai žinai, ir galvojom, kažkaip reikia pasivadintis tiek. Galvojom, pisom MOG paprasčiausiai. Paskui, nu ne tai, kad Edgaras Karūna, kad ten būtų prieštaravęs, aišku, jokais pabombėjo, bet, nu, kažkaip paskui primetėm, kad MOG būna MOG. Bet taip ne vienas darbas gavosi. Nu jo, blogas. O svarbu, o po to vardu, kas yra po MOG vardu, jie patys. Nes dabar labai iš tikrųjų pastebėjau daug, kas tą MOG visur kiša, prisirašinėja ir taip toliau. Ir iš dalies man tai netrukdo, iš dalies sekasi. Tai va, tai MOG buvo ir bus. Ir tie, kas yra po MOG raidėm, jie puikiai žino. O kokia buvo tavo pradžia? Ta prasme, kūrybos? Taip. Parašiau tekstą, pirmą, aš nežinau, man buvo kokia 13-14 metų. Ten toks buvo griežtas tekstas. Apie ką rašei nepasakyti? Apie ką? Ble. Pirmas tekstas kaip 13-mečio, kuris gyveno gan lengvą ir gerą gyvenimą. Ten buvo apie teisybę, apie kraują. Iš tikrųjų daugumą, aš manau, pas visus pirmi tekstai plius minus buvo panašus. Kad viskas, pas mane ir dabar tekstai, kad viskas hujovai, bet, nu, duok dieve, aš manau, jie biški protingesnė ir su gilesnė prasme. O pirmas tai buvo granai, kad pasaulis griūna, pizdės visiems. Bet nieko, ką žinau, parašiau, aišku, draugam daviau paskaityti, nu, sakė, nu, vien jau, kad rimuoti gaunasi, tai kaip ir rimok, sako. Tai va taip. Kaip kiti reagavo tavo pirmus raimus? Pirmus, ta prasme, nežinau, pirmi raimai tai buvo, aišku, draugam paskaitomi prie užstalės ir tieko. Pirmi įrašai, iš tikrųjų netgi pirmi įrašai, jie niekur plačiai nėja draugų rate ir taip toliau. Aš net kažkaip niekada nepiršau, kad kažkam rodyt, paklausyk, įvertink ir panašiai. Yra tik keli žmonės, kurių realiai nuomonė yra svarbi ir įdomi. Nes jie, gal dėl to, kad jie iš tikrųjų nuo pat pradžių buvo su manimi ir todėl jie turi su ko sulyginti ir taip toliau ir jie gali įvertinti labai, kaip pasakyti, giliau gali įvertinti, žinai. Nes kitam, kuris, sakykime, ten paviršutiniškai klauso tą tavo muziką ar tave patį pažįsta, nu tai jis pasakys zaibys arba ne ir taip toliau. O kiti žmonės įvertina, taip kaip aš noriu įvertinti. Tebūnie tai ir neblogas įvertinimas, žinai, nesmė. O kokius tu reperius skaitai Lietuvoje perspektyviausias? Kokius galėtum įvardinti? Nu, kaip sakiau, aš daug neklausau, bet tikrai žinau, kas yra kas. Kiekvieną tikrai maždaug. Pavyzdžiui? Ką aš galiu išskirti? Mikrofoną, be abejo, Erkę. Vat, šnekant apie techniką, aš manau, kad Erkė kapoja geriausiai Lietuvoje. Aš taip man. Aš, nu nežinau, gal yra tokių, kurių aš, žinai, negirdėjau paprasčiausiai, gal jie dar kažkur giliau yra. Bet iš to, ką aš girdėjau, technikos klausimų, rapavimo klausimų, man asmeniškai Erkė yra pažangiausias. O kieno tekstai tavo nuomonė giliausias? Mikro nebijoti. Nežinau, gal vėlgi kitą, žinai, paklausys ir karočią sakys, nu ką jis ten iš tamsos išlindęs. Nežinau, gal man širdžiai artima, man jo tekstai labai patinka. Nes jis vėlgi mato, jisai vėlgi žiūri aplinką ir apie tą aplinką savaip kapoja. Man labai jo tekstai patinka. O ką tu galėtum pakomentuoti apie tokius kaip Alekna, Mad Money? Kas jie per? Visų pirma, Aleknas ir Mad Money gal net nereikėtų šalia statyti, todėl kad yra toks dalykas, nu kaip tas vat Alekna, jis kaip ir, nu jis atėjo ką jis, aš nežinau, vėlgi aš nesidomėjau, ką jisai padarė, įrašė klipą, dar kažką, ir va, nebėra jo kaip atlikėjo, nu, tai gal jo ir nereikia komentuoti kaip atlikėjo, supranti, nes jeigu tu atėjai, padarai ten, papistailinai, visiems patiko, tai reiškia, aš dar susuksiu klipą, vėl visiems patiko, nu bet nu tom viskas ir baigėsi, žinai, nu tai ką žinau, šaumenas gal plėsi, bet neatlikės. O kas liečia Mad Money, tai gal biškai per daug, Hebra davylina ant jo iš tikrųjų.
gal, nežinau, bent jau man asmeniškai kaip atrodo, gal jis biškai buvo pasimetęs. Jie vieną linkmę, paskui kažkas susigalvojo kitą, paskui gal vienu momentu ir nebesuprato. Nežinau, čia jis vienas, tik tai žino turbūt. O šiaip, tokiam repui kaip jo, nu, matyti irgi yra vietos. Yra žmonių, kuriem jis labai patinka, išleido albumą, perklausiu greitai albumą. Nežinau, nevertinsiu, yra kas be manęs vertins. Ką, žinau, toks repas irgi kažkam reikalingas. Va, nereikėtų sakyti, kad tas nerepas. Aš net neskau, kad Alekna nėra reperis. Paprasčiausiai man kaip atlikėja sunku jį komentuoti, nes aš jo nepriimu kaip atlikėja. Tai yra, vat, ko aš tikrai nemėgstu ir nesuprantu. Kaip yra Kuznė? Kuznė yra toks... Ai, tas iš Vilniaus. Aš ir Hujivas, kuris yra. Tai Kuznė, žiūrėk, baig repuot. Aš visiems sakau, rašykit, tiek to darykit, bet tu baig repuot. Nes tu nežinau, ar tu pažinčių turi, kad tau, ble, ten visi apie tave rašo, apie tai nėra ką rašyti iš tikrųjų. Nes pažiūrėjus tavo klipus, tai aš nesuprantu, kame talentas, nes nei vienas žodis nesurimuotas, kažkokia tonacija, kaip tonacija žmogaus, tekstai sviestotas, taip kad pasėdėk, pakurk, paklausyk klipukų, butangų, blėt, paklausyk ir grįžk tada. Tai jisai ir tokia dirbtinai iškelta žvaigždė. Nu ir taip, ką žinau, kam rašyti apie žmogų, kuris kalba ant ryto. Tai nežinau, tai va, Kuznė tu mane patinka. Kaip tu reaguoji į kitų tau sakomą kritiką ir tai, kad tave vadina pasikėlusią asmenybę? Nahu, gali įti visi. Ne, nu kaip aš tau pasakysiu. Gal kaip ir prieš tai sakiau panašiai, kas liečia kūrybą. Yra žmonės, kurių nuomonė, nu man įdomi, žinai, su kuriais, aš nežinau kaip pasakyti, su tais, su kuriais aš per šventės prie stalo sėdžiu, iš tikrųjų man įdomu, ką jie apie mane galvoja. Nes aš žinau, kad man per sekančią šventės vėl su jais prie stalo sėsti, žinai. Ir aš žinau, kad jie man pasakys, ar aš ten pasikeitė, ar taip toliau. O ką didžioji dauguma sako? Nu tai tebūnie pasikėlęs. Daug kas sako, apie repą sako, labai kritikuoja. Nu tegu kritikuoja, nu visada, taigi tu visada gali neklausyti. Tu visada gali neklausyti mano repo ir tu lygiai taip pat su manim tai nebūtina bendrauti. Aš jėgs niekam tikrai nėra. Tai jeigu aš tau kaip asmenybė, kaip žmogus nepatinku, tai paprasčiausiai nebendrauk su manim, lygiai taip pat ir repas, tau nepatinka tas repas, tu jo neklausyk, nereikia man aiškinti, kad aš jį blogai rašau. Nėra tokio dalyko kaip blogai arba gerai kūryba, aš manau. Nors aš ir kitus pakritikuoju, bet nu, taip yra sutverta, aš ir labai nekritikuoju, ta prasme, aš vis nelabai lietuvišką repą klausau. Bet jeigu išgirstu grinai ką nors labai blogo, tai nesusilaikau, parašau ką nors. O pasikėlęs aš nesu pasikėlęs. Neįmanoma būti pasikėlusiu čia ir dabar. O tu atsižvelgi į klausytojų pageidavimus, kurie tu sako, geriau būtų, kad tu taip parepuotum, nu, o tu daug linksmų dainų girdėjai iš mano pusės. O aš linksmų dainų, mano linksmų dainų chebra jau ble, ilgai laukia labai, dar palauks iš tikrųjų dar ilgiau. Nu ką, žinau, nebus, bus gal išspausiu 2 linksmas dainas maksimum. Nu ką, žinau, ašgi neinu kitam, taigi yra paskui kiti, sakykim, rašant tik linksmą repą, apie repą. Iš tikrųjų visas repas, 8% turbūt repo yra apie repą. Repas apie repą, repas apie tūsus, nežinau, tai aš neprieinu prie to žmogaus ir neskau girdi, davai parašyk gilų tekstą liūdną ir sukurk gal. Tu kurk linksmai, iš tikrųjų, tas mano liūdesys, kad žmonėm kliūna, kad liūdni gabalai čia yra jų bėdos, nes iš esmės tos jų tokios tiek kūryboje, tiek gyvenime, tos jų šypsenos kartais graudesnės už mano liūdesį yra, žinai, tai kaip pažiūrėsi. O tu savo gabalais, ką nori žmonėm pasakyti? Kokias mintis pertikti, kokias idėjas? Nežinau, gal kaip ne vienas yra sakęs, kad nu padeda, tai sunku. Aš noriu, kad žmogus ten save ras, iš tikrųjų, nes aš rašau kažkiek apie save, nebijau kažkiek gal atskleisti iš savo gyvenimo, bet nu, man patinka žiūrėti aplinkui, rašyti, ką aš matau aplinkui, žinai. Ir nežinau, iš tikrųjų, jeigu žmogui patinka mano kūryba, tai aš taip manau, kad jisai iš dalies mato tą patį, ką matau aš, žinai. Jisai taip pat mato tą aplinką, jos minusus, juokingą kažką toje aplinkoje. Tai tiek, aš paprasčiausiai nupiešiu paveikslą ir ką žinau. Kažkas pažiūri, praeina pro šalį, kažkas tą paveikslą nori pasikabinti kambarį. Viską rašai iš širdies, bet ne iš išorės.
Ne, tik širdies. Iš galvos gal labiau, žinai. O ateityje, ar keisis tavo repavimo stilius? Nežinau, aš gal ir norėčiau mandriau repuot, bet tai nemoku ir nemoku iš tikrųjų. Yra tikrai, nežinau, ar čia turbūt talentingesniais reikia pavadinti chebra. Tikrai, aš klausau, man žiauriai gražu ir aš nesuprantu, kai daugumą iš tikrųjų tokią techniką įvaldyti ir tik pagirti galiu. Bet tai, ką žinau, aš nesėdėsiu ir dabar čia ne taip, kaip tau pasakyti. Tu nepriimsi kaip kokias kašės, žinai, kad tu žaidi, bet tu mėginsi naujus fintus išmokti. Ką žinau, aš nesimokinsiu turbūt naujų fintų. Jei kas gausis, ne, Būna, kad klausai dainą iš tikrųjų. Flow achujienas, tikrai, gražu klausyti, kaip žaidžia su bitu, bet, o apie ką tu repuoji? Apie nieką. Tai gal, žinai, gal laitie parepuoja apie nieką, aš tada tu savo be flow, be technikos parepuosiu apie kažką. Tiek. Tai pabaigai linkėjimus. Linkėjimus. Gal neišskirinėsiu žmonių, pavardžių, vardų. Visų pirma, aišku, šeimai, artimiem. Vėlgi, kas yra artimi, kas po apibūdinimų artimi telpa, jie žino, kad jie yra man artimi, tai jie žino, kad jie pirmoje vietoje, tai pirmoje vietoje jiem linkėjimai. O bendrai paėmus linkėjimai visiems, kas turi teisingos košės galvoje iš tikrųjų. Kažkaip neplaukia palei tą srovę. Kažkiek turi savo, kažką galvoja savo, nepaisant kokią tai saviraiškos formą būtų. Ja, tu paišai ant sienos, ačiū tiem, kas paišo ant sienų. Paskui, kai sistema uždažo sienas, vėl plaukai ir kad jūs netingit ir paišot vėl ant sienų. Tai čia vienas iš pavyzdžių. Tai va, linkėjimai žmonėms su savo košė galvoje, o ne tie, kuriem pasakė, ką daryti ir jie tą daro. Linkėjimai kirpėjam visiems. Ačiū, kad klausot. Stebina, kad tiek daug jūsų su metais atsiranda. Linkėjimai, kam nepatinka mano repas. Gali toliau nepatikti, man pohui atvirai. Jums iš tikrųjų daug kas nepatinka, aš taip susidariau nuomonę, kad man ir daug kas nepatinka. Nesmė. Tai va, linkėjimai visiems Barcelonos fanams. Rūkykit žmonės, mylėkit vienas kitą, mylėkit artimą ir mažiau kreipkit dėmesį, ką kiti sako. Nes kiti dažniausiai nieko kitą nedaro, tai sako. Tai va, viena meilė. Niekur nieko panašaus į šį pasaulį. Ir tebūnie man skirta apeit basam, jie atgim pasąmoniai per sprindį geresnių nei vakar. Žinai, bus sunku, gali paskambint. Ir niekur nieko panašaus į šį pasaulį. Ir tebūnie man skirta apeit basam, jie atgim pasąmoniai per sprindį geresnių nei vakar. Žinai, kai bus sunku. Mėgink pakeis mane, nuteis mane už nieką, prieš su manim pasaulį, paskui jį išniekink, nebeskubėk ir nebelėki, pas tos, kur prieki, jūs gėda tik prieš tos, kurie po gėdos pasilieka. Neklaus manęs, kiek dar eit ir kas dabar, neklaus mane šį kartą neturiu ką patart, apart, kad gelbėkis iš spastų, kur susikūrei, gelbėk save kaip debesis išgelbėjo kokūrą. Ir tebūnie dangus vėl juokės iš mano plano, aš grįšiu ir nedrįs sakyt, kad šitos gatvės ne mano. Mane kamavo tūkstančiai sapnų, šaltų prakaitų, tartum kažkas paėmęs viską, ką mylėjau, pakeitė. Klaidos nevirto į patirtį, lip ant kalnų klaidos liko klaidomis ir šiandien aš nuleidęs galvą, pakeisti galką, įsišiepti ir vaidinti nekaltą. Šis kryžius mano tai nelūp žeminiai drug prikaltų, nebereiktų tavo, ką tu kaip tu, nustok viskas, įsidėmėk, kad domas prosta užsipisęs, nebriski mano pelkę, kelio atgal nėra, kelio atgal pas robo kopus ir spalvotas sterva, žodis stiprus įskirtas žmogui, o ne rinkai, stiprus kaip per metus mes jį aštom šeši į tinklą, mano miesto tiltai nebekyla, jie sustik ir tai neturi ką pasakyt protingo. Tai va, Mogiliovas, Domas, šipsokitės, rūkykit.